pažiūrėk, Ieva, koks laukia gražus oras, o kaip tai gamta, pavasarį šilta. Šilta ir gražu. Graži gamta. Štai, žiūrėk, kas ten, šiukšlės. Kas taip galėjo pasiimti? Elektros prietaisų šiukšlės. Jos labai kenkia mūsų gamtai. Žiūrėk, šiltintuvas. Juk jisai išsiliejo tušas ir blogai. Štai baterijos, jos ypač kenkia gamtai, bet to jų išlietos rūgštas kenkia ir žmonėms, girdėjau, sukelia vėžį. Labai blogai elgiasi. Šios šiukšlės ilgai gali išlikti mūsų gamtoje ir padaryti didelę žalą. Kaip manai, ar nežinai, kur galėtume jas nuvežti? Kiek girdėjau, yra Kelmėje tas elektros prietaisų punktas. Tai ir nuveškime tenais, gal ir kiti žmonės pamatys mūsų gerą darbą ir jie taip elgsis. Supras, kad negalima mesti prietaisų elektros į gamtą. Štai nešame į mašiną, nuvešime. Na va, iškart gamta švaresnė ir saugesnė, bet to bus gražiau ir mūsų vaikams. Nešam nuvešim. Na štai ir atvykome į punktą. Labą dieną. Atvežėme šiukšles. Kur galėtume jas padėti? Čia radiotechnika čia. Galima su jūsų? Ne, be maišelio. Einam dar paimsim. Čia yra surengtos licencinės lempos su gyvsidabriu. Norėjome paklausti, ar daug žmonių atvežė tokias... Praktiškai mes per vasaros laikotarpį vežam į savaitę po 20 tonų į savaitę bendrų atliekų. Radiotechnikos nedaug, po 50 kilogramų į mėnesį, bet visos kitos atliekos tai vežam, tai yra ypač daug. Labai daug. O jūs jau senai pradėjote šitą projektą vykti? Nu, jau treti metai. Treti metai vyksta. Čia šitą aikštelę atidaryta. Ir tokios aikštelės dar yra Užventy, Kražiuose, Kelmė ir Tytuvėnuose. Jūs patys važiuojate? Ne, pradėjus dirbti, aš važinėjau po visas aikštelės, bet dabar atsidaręs pavojingų atliekų namelį, aš likau čia. O jūs kada galima būtent tas šiukšles atvežti? Kiekvieną dieną dirbate? Kiekvieną dieną, tik išskyrus sekmadienis ir pirmadienis. Mes šeštadienį dirbam, o pirmadienis laisva yra. O pavyzdžiui, kaip sakėte, čia pirmas girdėjome šiukšlės, sakėte, jeigu yra jos neišrinktos pažymą duokite, ar kaip?
Jeigu jos yra komplekte neišardytos, mokyklom, pavyzdžiui, duodam mes pažymas, kad jie pristatė kompiuterius. Bet jeigu jos išardytos, jau tik yra korpusai, tai mes nieko neduodam. Jeigu atveža kompiuterį, pavyzdžiui, sveiką, tai mes, jeigu tie reikalauja, mes duodam pažymas.